Taigi, sveiki visi, su jumis Minisex.lt ir labai atsiprašau, kad buvau ilgai užtrukęs su video. Tai buvo dėl kelių priežasčių, tai buvo dėl to, kad aš sirgau, po to tingėjau, po to vėl sirgau, tada tingėjau. Tad dabar vėl nusprendžiau grįžti ir dabar jau tai normaliai sukau ir filmuoju dažniau žymiai video. Tad nusprendžiau dar padaryti jums tokią, ką žinau, kaip mini giveaway. Šiame video, kaip pamatysite, šitą kortą, nežinau, ar dabar ją matote, ar turėtumėt matyti, tačiau ir šviečia stipriai mano lempa, bet esmė, tad kažkuriame kadre šitą kortą bus kažkur ant sienos, nesvarbu kokioje vietoje. Ir pirmas žmogus pakomentavęs, suradęs tą kortą tame kadre, tapsime palikit komentarą ir laiką, tas laimėjęs sekančiam video 5 eurus, tad manau jums šansas gauti easy money. So yeah, žiūrėkite video atidžiai, ieškokite šitos kortos ir laimėkit. Na, o šitas video yra atsakymai, kadangi aš senai neatsakinėjau į jūsų užduotus klausimus, tad manau, nusprendžiau pats laikas nufilmuoti būtent tokį video ir šiandien prisirinkau nedaug, nei mažai klausimų, tad manau, let's go. Ir pirmas klausimas būtų nuo Benitos Koksarovaitės. Tai pirmas klausimas nuo jos yra, kiek tau metų? Man yra 14 metų ir gimęs 2003. Tai va. Antras klausimas, ar turi sesę? Ne, sesės neturiu ir nežinau, nenorėčiau. Nežinau, jo. Ir trečias ir paskutinis klausimas nuo jos yra, ar turi kokių nors gyvūnų bute? Tai bute aš negyvenu, tad ir bute aš negaliu turėtų gyvūnų. O jeigu klausi, jeigu turiu omeny, kur aš gyvenu, aš gyvenu nuo samsų. Tai aš jo turiu katiną, katę ir 2 šunis. Sekantis klausimas būtų nuo Lukaš Drozdovski. Ir jis klausia, kas aš. Tad aš esu linksmas, prikolmas ir nežinau kaip dar ką, žinau, paaiškinti, kalbingas žmogus, tad tiek galiu pasakyti, nemėgstu kitis. Klausimas normalus Arnas, turi brolį, sesę? Taip, ne, brolį turiu ir sesės neturiu, kaip jau minėjau. Klausimas, turi mergą, taip, turiu peną ir kodėl jūs visi klausite šito klausimą? Nu, rimtai, nes kas antras, vos ne kas antras klausimas, turi merginą. Žmonės, jūs kažką originaliau galite sugalvoti rimtai, nes... Ir kiek tau metų bus 2034 metais? Žinot, su matematika pas mane nekas, tad geriau aš nueisiu į skaičiuotuvą ir paskaičiuosiu. Skaičiuotojas nemeluoja turbūt ir sakė, kad man bus 32 metai. Tad ramiai čia skaičiuoti net nereikėjo. Jo, pas mane tikrai su matematika nekas. And next question is from Discount Bullies. Tu nes galiu. How low can you go? Tai, I don't know, so... Ar tau patinka mano video? Ar nori pasirodyti ant mano video? Taip, tavo video yra šiaip prikolini, faini, pasijokti galima, kadangi rimtai. Būna žmonių, tokių tiksliau net nebūna, o daug yra tokių žmonių, ypač lietuviškam YouTube, kurie visiškai kažkokį šūdą. Ir taip, aš irgi filmavau kažkada tai tokio pobūdžio video, vat jie čia yra, čia, čia. Jeigu nori galite pažiūrėti, linkai čia nais ir description'e, o tai jo, biškiau apie save pradėjau kalbėti. Okay, next question from Discount Bully. Dar noriu pasirodyti ant mano video. Tai šiaip faina būtų kartu nufilmuoti kokią nors video, tad norėčiau. Kada ateisim į centrą? Ką žinau, parašyk, sustarsim ir galim varyti. Pasiūlyk ant ko pastumti. Neilgai sėdėjęs, tad radau ant ko galima būtų tikrai pastumti, pasijokti, tai būtų Linkas į jų video yra description'e, tad galite pereiti ir pažiūrėti ir būtent tau irgi Discount Bully. Kitas klausimas yra nuo Ignas Idžikardas.
Ir jisai man uždavė tokį klausimą, ar išprievartautum plaktuką. Tad... Jokūbas Vėlyvis klausė, kiek laiko YouTube'inį, tad kiek pamenu, o aš to nepamenu, reikia žiūrėti YouTube'ą pažiūrėti. Pirmas mano normalus video buvo klausimai atsakymai numeris 1. Jisai buvo įkeltas 2015 dieną. Ir sulaukė 262 pažiūrų tikrais. Next question from Aš Karolis. Kebabas su pikantišku česnakiniu. Tai vis dėlto su česnakiniu. Ir prieinam prie, man rodos, prie paskutinio šiandienos žmogaus, kuris uždavė man 5 klausimus. Tad tie klausimai būtų nuo Edvinuks Baranauskiukso. Ir pirmas klausimas skamba taip, ar tu esi už šitą clown killer nesąmonę? Tai jeigu tu tapsime apie tos prankus, tai kodėlgi ne, ir aš fan ir man nieko tokio, bent jau aš nieko tokio blogo tame nematau. Antras taip pat nuo jo klausimas yra, ar mane pažįsti, tai mes esam su tavim chatinę ir dabar karts nuo karto chatinam, tad jo. Tvirtas klausimas, pizza ar kebabas? Ir kadangi aš kebabą nelabai nelabai mėgstu, tad manau vis dėlto būtų pizza. Ir paskutinis šiandienos užduotas klausimas būtų toks, ar esi žaidęs GTA San Sa? Tikiuosi atsakysi. Taip, esu žaidęs GTA San Andreasą, esu ne vieną kartą tiksliau perėjęs, žaidžiau ir Sampą ir dabar ir karts nuo karto Sampą. Taip, tą klausimą atsakiau, tad viskas. Taigi, štai ir viskas su jumis buvo. Minesiks.lt. Savo klausimus kitam Q&A video galite palikti komentaruose. Ir aš juos tikrai paimsiu į savo next Q&A video, kuris bus gal po mėnesio, gal po 2, gal po 3. Nesu užsiplanavęs dar šitą video filmuoti greitų metu, tad jo. Ir jeigu suradote būtent tą kortą, kurią aš minėjau video pradžioje, tai būtų tokia korta. Nežinau, jūs matot ar nematot, bet matot, kad kortą kiosiu. Rašykit kelintą minutę arba kelintą sekundę jūs ją pastebėjot. Ir viskas. Tad pirmas suradęs tą kortą ir pakomentavęs, būtent jie ir laimės. Su jumis buvo Minesiks.lt. Nepamirškit laikint, komentuot, subscribe ir davai!